Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Informacinių problemų sprendimas. Kasdien susidurėme su situacijomis, kai turime rasti, atrinkti ir panaudoti informaciją sprendžiant įvairias problemas. Kokios gali būti šios problemos ir kokie yra būdai jas efektyviausiai spręsti. Kasdienės informacinės problemos gali būti įvairios. Nuo klasės išvykos organizavimo, mokyklos patalpų atnaujinimo ar mokyklos žaliojo kampelio augalų parinkimo problematikos. Su šiomis problemomis galime susidurti kiekvienas iš mūsų kasdien. O koks būtų geriausias būdas šias problemas spręsti? Vienas veiksmingiausių būdų spręsti informacinės problemas – didžiojo šešeto metodas. Jį sukūrė mokslininkai Michaelas Eizenbergas ir Robertas Berkovicas. Metodas moko spręsti bet kokią informacinę užduotį žingsnis po žingsnio. Didžiojo šešeto metodo žingsniai. Didžiojo šešeto metodo žingsniai. Būk tikras, kad supratai problemą ir išsiaiškink, ką turi padaryti. Užduok savo klausimus, kokia yra mano užduotis, koks mano tikslas. Nustatyk informacijos šaltinius. Kas tai galėtų būti? Knygos, svetainės, žmogiškieji resursai, mokytojai, draugai ar šeimos nariai. Surink tinkamą informaciją. Pasinaudok pasirinktais šaltiniais, skaityk, žiūrėk, užsirašyk, o vėliau rask sprendimą ir pritaikyk idėjas. Palyginus surinktą informaciją, nuspręsk, kas geriausiai tinka tavo problemai. Kaip galėtum ją išspręsti? Sukurk galutinį rezultatą. Pristatymą, plakatą ar veiksmų planą. Patikrink rezultatą. Įvertink, ar tavo darbas padėjo pasiekti tikslą, išspręsti užduotį ar problemą. Pavyzdys iš praktikos. Mūsų užduotis – sugalvoti, kaip mokyklos kiemą ar vidinės erdves pritaikyti aktyviam poilsiui pertraukų metu. Turime rasti tokį sprendimą, kad kuo daugiau mokinių norėtų judėti, žaisti ar sportuoti. Nustatyk informacijos šaltinius. Prieš pradedant rinkti informaciją svarbu apgalvoti, iš kur ji bus gaunama. Vienas iš būdų – atlikti mokinių apklausą. Taip pat galima surengti pokalbių su ekspertais, pasitarti su mokytojais ar administracija. Surink informaciją, faktus, kainas, idėjas, pasiūlymus, dokumentuok, kas dažniausiai pasikartoja apklausose, ką siūlo mokiniai, mokytojai ir ką leidžia jūsų biudžetas. Rask sprendimą palyginus visą surinktą informaciją, atsižvelgus į tai, kas atitinka jūsų komandos viziją. Tačiau sprendimas turėtų būti pagrįstas duomenimis ir atitikti bendruomenės poreikius. Pritaikyk idėjas, kurdamas produktą. Sujungte viską, ką sužinojote ir sukurkite aiškų pristatymą. Jūsų idėja turi būti lengvai suprantama kitiems, aiškiai struktūruota, su aiškiu išlaidų planu. Toliau iliustruokite savo pristatymą nuotraukomis ar pavyzdžiais iš kitų mokyklų, kad idėja atrodytų realesnė. Patikrink rezultatą, įvertinkite, ar pasiūlymas atitinka tikslą, biudžetą, mokyklos bendruomenės poreikius, pateikite savo idėją, leiskite mokyklos bendruomeniai balsuoti ir diskutuoti. Kokios skaitmeninės priemonės jums gali padėti?
Refleksija.